Sveiki, mes Biržų Aušros pagrindinės mokyklos mokinės Adelė, Džiuga ir Arnela norime trumpai pristatyti savo projektą Robotas vaistininkas numeris 196. Tai robotas primenantis žmogui išgerti vaistus. Idėja kilo iš labai paprasto, bet svarbaus poreikio – padėti žmonėms nepamiršti vartoti vaistų laiku. Ypač tai aktualu vyresnio amžiaus žmonėms, kuriems svarbu tiksliai laikytis gydytojų nurodymų. Norėjom sukurti tokį įrenginį, kuris būtų paprastas naudoti, bet kartu ir patikimas pagalbininkas kasdienybėje. Taigi šis robotas 3 kartus per dieną nustatytu laiku primena apie vaistus. Jis pradeda groti melodiją, užsidega raudona lemputė ir tuo pat metu išridena tabletę. Kai žmogus pasiima vaistus, jis tiesiog priliečia mygtuką, garsas ir šviesa išsijungia. Viskas paprastai, aiškiai ir be jokio streso. Darbo pradžioje įsikėlėm tikslą sukurti veikiančią roboto prototipą, kuris ne tik primintų, bet ir realiai išduotų vaistą. Tam teko nemažai pasimokyti, kaip veikia elektronikos komponentai, kaip rašyti programas su Arduino, kaip modeliuoti 3D dalis. Naudojam tokias priemones kaip Arduino IDE, Tinkercad, o dėžutę spausdiname 3D spausdintuvu. Hipotezė: jei žmogui bus primenama apie vaistų vartojimą per garsinį signalą, LED šviesą ir aiškiai pateikiamą laiką ekrane, dozavimo mechanizmas bus automatizuotas. Tai pagerins vaistų vartojimo reguliarumą ir sumažins praleidimų skaičių. Iš pradžių domėjomės, žiūrėjome mokomuosius vaizdo įrašus, kaip veikia elektroninės grandinės, kaip programuoti mikrovaldiklį, kaip modeliuoti 3D objektus. Tada perėjome prie kūrybinio darbo, piešėme eskizus, derinom visus komponentus vienoje sistemoje, rašėme programas naudodamos Arduino IDE. Roboto dėžutę kūrėme Tinkercad programa, ją ruošėme 3D spausdinimui ir štai čia susidūrėme su netikėtu iššūkiu. 3D spausdintuvas atsisakė spausdinti pagrindinį roboto korpusą. Bandėme net kelis kartus, keitėme nustatymus, bet vis nepavyko. Kol kas tai dar neįveikta kliūtis, tačiau tikimės, kad netrukus rasime sprendimą. Gal patobulinus modelį, gal pasikeitus spausdintuvo parametrus, bet viena aišku, mes nenuleidžiame rankų. Nepaisant to, kitas dalis atsispausdiname. Visus komponentus sujungėme pagal suplanuotą schemą, prijungėme prie Arduino, įkėlėme programą ir pradėjome testuoti. Aišku, robotas iš pirmo karto neveikia sklandžiai. Ir štai mūsų naudota įranga bei kelios medžiagos. Jis praneša apie vaistų vartojimo laiką garsiniu signalu ir raudona šviesa, išridena tabletę. Integruotas jutiklis leidžia patogiai išjungti signalą vos prisilietus, o 4 skaitmenų ekranas rodo laiką, nors apie tai, kad reikia gerti vaistus, robotas turėtų pranešti tik 3 kartus per dieną - 8, 14 ir 20 valandą. Tačiau testuojant nustatėme, kad priminimai skambėtų kas 5 sekundes. Ir dar buvo labai smagus momentas, kai pristatinėjom prototipą namiškiams, keli iš jų juokais pasakė, o dar būtų geriau, jei robotas prieš išgeriant vaistus dar primintų ir pavalgyti. Ir mes pagalvojom, kodėlgi ne, tokia funkcija tikrai turi prasmės, juk kai kurios vaistus reikia vartoti tik pavalgę. Tai dabar planuojame pridėti papildomą priminimą, kad prieš vartojant vaistus žmogus būtų perspėtas ir apie maistą. Be to, ateityje norėtume 4 skaitmenų ekraną pakeisti į išmanesnį, kad jis rodytų ne tik laiką, bet ir tekstinius pranešimus. Visa tai galėtų dar labiau palengvinti naudotojo patirtį. Šis projektas tapo ne tik techniniu išbandymu, bet ir vertinga patirtimi. Išmokome dirbti su mikrovaldikliais, naudotis 3D modeliavimo įrankiais, spręsti techninės problemas, derinti programinę ir techninę įrangą. Pamatėme, kiek daug galima pasiekti neturint ribotus resursus, jei tik yra motyvacijos ir kūrybiškumo. Tikimės, kad įveiksime 3D spausdintuvą, pavyks atspausdinti robotų pagrindinį korpusą. Gegužės pradžioje pristatysime tiriamųjų darbų pristatymo dieną mokyklos bendruomeniai
ir tikimės, kad ateityje jis galėtų būti pritaikytas realiems naudotojams. Dėkojame, kad buvote kartu su mumis šioje kūrybinėje kelionėje. Jeigu pavyko nors šypseną sukelti ar mintį įkvėpti, vadinasi, mūsų robotukas jau veikia.